Sveiki. Šiandien šeštadienis, bet nusprendžiau, kad retkarčiais įmesiu kokį nors taip vadinamą vlogą. Tai bus ne procesai, kuriuos aš išbandžiau ir kuriais noriu pasidalinti, bet tai bus tiesiog apie vietą, kurioje aš dirbu arba kurioje gyvenu, apie kažkokią įrangą, kurią naudoju, ar šiaip aplepėjimai, pavyzdžiui, apie tai, kas yra laimė. Taip, laimė man yra ne tame, ką aš turiu, o tame, ką aš veikiu. Dėl to mano įranga, apie kurią šiandien kalbėsiu, tikrai yra pakankamai sena, bet kol jinai man veikia, tol man jinai veikia. Tai va, sulaukiau klausimų, komentaro vieno ir klausimų asmeniškai, kur man paštu į paštą parašo. Dažnas klausimas, koks mano kompiuteris, kokias programas naudoju ir panašiai. Tai nebus turbūt tas geriausias variantas, bet tai bus tai, ką aš naudoju. Ir dar, tuo pačiu norėjau paprašyti, jeigu rašote klausimą, palikite jį čia po įrašu. Taip man bus patogiau, bus viskas vienoje vietoje ir aš žinosiu, kokią temą galėčiau padaryti dar kažkokį įrašą. Ir pačiam kanalui yra geriau, kai yra kažkokių daugiau atsiliepimų. Tai va, šiandien pakalbėsiu apie elektroninę įrangą, yra dar visokių smagių daikčiukų, kuriuos naudoju, apie juos kažkada papasakosiu irgi plačiau, apie popierių, kurį naudoju, bet daug kas yra dar tokioje bandomoje stadijoje, tai kai jau būsiu tikra dėl kažko, tai tada pasidalinsiu. Pradėsiu nuo kompiuterių. Štai mano laptopas, kuriam yra 10 metų, jeigu nedaugiau. Klaviatūra jau parėjo. Kai kurios raidės spaudžiant dvigubinasi, bet aš galvoju tiesiog nunešti išvalyti klaviatūrą, todėl kad šiuo metu negaliu nusipirkti naujo kompiuterio, bet labiau dėl to, kad labai nemėgstu keisti kompiuterio, kaip ir telefono. Nes tada man reikia perinstaliuoti vėl programas visas ir tas užima daug laiko. Kai kurie aktyvacijos kodai yra nusėdę kažkur pašte, vienu žodžiu, daug lapatų. Tas pats ir su telefonu. Telefoną irgi priskiriu prie tos darbinės įrangos, kadangi fotografuoju telefonu ir filmuoju. Tai irgi telefonui irgi panašiai tiek. Reiktų naujesnio galbūt vaizdo kokybė būtų geresnė. Tačiau kol dar veikia, tegul veikia. Tai va. Ilgą laiką dirbau tik tai su laptopu, nebuvo čia pelės, tai įpratau pirštukais dirbti. Ir dabar, kai sėdau prie šito didelio kompiuterio, pelė man yra naujiena ir nėra man labai patogu, žinau, kad galima nusipirkti šitą dalį atskirai, tą sensorinį valdymą. Tai va, ką naudoju iš programų kompiuterinių, tai Photoshopas ir Illustratorius. Kadangi dirbu stokams, kaip jau sakiau, vis dar jiems po truputį dirbu, tai praėjus kuriam laikui Adobe pasiūlė pasirinkti vieną programą nemokamai. Tai Photoshopas kainuoja 12 ar apie 13, galbūt 12 su centais eurų mėnesiui, o Illustratorius kainuoja 24 eurus, tai pasirinkau Illustratorių nemokamui, tai labai gerai sutaupau. Dabar šitas kompiuteris didelis. Jį gavau iš sūnaus. Sūnus mano programuotojas įsigijęs kažkokią tai naują techniką ir man atidavė. Visiškai kitas darbas. Didžiulis ekranas, iš karto pamačiau visokias kliurkas ir supratau, kad iš tikrųjų, jei dirbi su vizualu, tai reikia didelio ekrano. Tai va, vėlgi, jisai susikalba su mano šiuo kompiuteriu, kadangi abudu yra Makai. Tik tai ten reikėjo vėlgi įsirašyti programas atskirai, jisai perkelia viską, kas yra šiame kompiuteryje, taip pat pasiekiu ir debesį, bet programas reikia persirašyti. Ir kadangi aš Photoshop'e ir Illustratoriuje esu susiprogramavusi tokius actionus vadinamus, tai čia reikia perdaryti vėl viską iš naujo. Tai beveik jau pasidariau ir jau pradėjau dirbti. Tai šitą didelį kompiuterį gavau dovanų. Taip pat dovanų gavau ir Wacom planšetę.
kuriai gal irgi 10 metų. Mano šeimynykščiai norėjo, kad man būtų labai patogu ir nupirko pačią didžiausią planšetę. Tai nėra labai patogu, nes tau dirbant su ja reikia važinėti visą laiką per visą tą ekraną ir ranka pavargsta. Bet laimėjai, čia darbo zoną irgi galima susiprogramuoti. Taigi dabar aš dirbu kažkur tai šioje zonoje ir dabar jau man yra patogu. Taip pat turiu planšetę štai tokią, kuri man yra labai patogi, kai važiuoju į kelionę. Čia net galiu kokį filmą įsirašyti, kurį žiūriu skrydžio metu. Ir čia paišau. Šitas daiktas irgi yra nebejaunas, bet nematau prasmės keisti. Kokią naudoju čia programą? Naudoju Procreate programą. Dabar išėjusi naujesnė versija, man atrodo vadinasi Procreate Dream, jeigu neklystu. Tai ten yra visokių daug naujovių, galima su savo visokiais paveiksliukais daryti animacijas visokias, reikės pasimti ir pabandyti. Programa kainavo, man atrodo, vienkartinis mokestis buvo gal 10 eurų ir tikrai jinai atidirbo. Dirbu su jie ir toliau. Nusipirkus šitą, pirmiausia, dar ką padariau. Mane labai erzina tas jausmas, žinote, kai kažkokiu daiktų per stiklą. Tai va tuo, kai braukai per stiklą, tai nėra labai tas bjaurus, kaip tokiu peiliu per stiklą variantas, bet vis tiek man nelabai malonu. Todėl aš atradau, kad yra tokios plėvelės, kurios klijuojamos ant ekrano. Štai aš nusipirkau ir jų ten buvo įdėta net 2. Turėsiu dar čia net atsarginę. Jo, yra atsarginė, kai tą jau nudėvėsiu, tai bet užklijuosiu naują su visa instrukcija, su dulkių surinkimu. Ką jį duoda? Jį duoda tokį gerą jausmą, tarsi piešimas pieštuku. Tai nėra tas toks slydimas per stiklą, o kai brauki, yra tokia, tos plėvelės tarsi mažytė faktūra ir yra daug smagiau piešti. Toliau. Parduodamas atskirai nuo planšetės. Ir čia yra toks daikčiukas, kurį nusipirkau, nes pirštuose kažkaip smagiau laikyti. Patogiau. Jisai irgi yra toks kažkoks silikoninis ar koks, tai pirštai prie jo tiesiog prilimpa. Patogu. Neslysta. Ir dar yra štai tokia pirštinė. Ta pirštinė reikalinga tam, kad neturėčiau kontakto su ekranu. Nes esu pasidariusi, kad galėčiau ir pirštais valdyti ekraną, pavyzdžiui, 2 pirštais ten bakstelėjus ištrini, tai piešdamas be pirštinės prisilieti ir netyčia ištrini tai, ką padarei, tai aišku, galima tą vaizdą grąžinti, bet erzina. Todėl ta pirštinė, jeigu kas piešia daug, tai yra labai patogu. Dar iš tos elektronikos turiu 2 spausdintuvus. Vieną seną rašalinį, kur pirktas irgi senokai ir ten kažkas atsitiko, uždžiuvo dažai, vien žodžiu, įspausdino nelabai gražiai. Šiaip kažkokį tai, nežinau, bilietą skrydžių ir dar kažką atsispausdinti, to pakanka, tačiau jeigu noriu spausdinti nuotraukas ar piešinius, kokybės nerasta. Todėl šio gimtadienio proga šeima man padovanojo štai šitą spausdintuvą. Tai yra Epsonas EcoTank L8160. Susipyliau dažus, spausdinu, tikrai gerai, kokybė gera. Aišku, tai priklauso labai nuo popieriaus, bet labai jo džiaugiuosi ir dar jį tyrinėju, nes įdėjus kitą formatą, A6 pavyzdžiui formatą, popieriaus kažkodėl eina tokios linijos. Tai dar aiškinaus ir dar mokausi. Dar iš tokios elektroninės įrangos turiu skenerį. Nors dabar, kai gavau šitą spausdintuvą, skeneris yra ir čia, bet jo nebandžiau, aš turiu didesnį, kur galiu, ir iš tikrųjų tai nedidėja reikalas. O kai pirkau tą skenerį, aš jį pirkau skenuoti nuotraukoms, tiksliau ne nuotraukoms, juostoms, fotojuostoms.
Todėl prie to skenerio yra dar štai tokie rėmeliai, kuriuos štai dedu juostas ir skenuoju juostas. Tai va, iš elektronikos turbūt ir viskas. Tai iki šeštadienio. Šeštadienį bus nauja kūrybinimo tema. Iki.